dailiųjų, ten dabar būtų akademija, į dizainą. Tapo to Baltikum. Tai čia Piteryje. Piteryje. Tapo Baltikum prezidentu. Ir aišku, kaip jis toks menininkas, tai ten tūsinosi netgi su Džuna, aš taip supratau, ten ir pas Džuną jie buvo. Džuna vėliau čia buvo. Džuna, tarp kitko, atvažiavo į Piterį, atvežėjęs to Višnaitų arba Krišnaitų, jis tenais įsiciongino ir paskui jisaigi pirmasis atvežė tos visus Krišnaitus į Lietuvą. Atvežė jisai į Šiaulius, Šiauliuose įsisteigė ten apie pedagoginį ir paskui Rygoje. Ir paskui ten vieną tokį, jūs matėt jų labai gražias slaidė nuotraukos, aš nebežinau kaip, bet kažkokio tai vidurinės Azijos dailininko labai gražus tokie arkliai buvo, jeigu kada matė tokius slaidus. Skaidrės, jo. Skaidrės. Gražus labai. Tai jisai buvo radžnešistas, bet nežinojo kaip saugumiečiai susitvarkyti, tai ten pakišo kažkokią paną. Ir jam tenai įsikriminavo norais išprievartauti ir jį pasodino, atrodo. Kalėjimą. Ta dailininką. Ir paskui jisai jau susipažino su Abajum ir Mirza. Ir prasidėjo ta, reiškia, ir Kalinauskas. Ir važinėdavo jie į tą vidurinę Aziją. Ir jisai susipyko, mes taip supratom, su visa ta valdžia, reiškia, jau tuo vipų. Ir jisai pasiplovė iš jo. Bet mes niekad nesuprasim, kad jis ten plovėsi per tos kalnus. Ir kažkur jisai buvo Nurėdėjo, susilaužė koją. Laužės straiktinis lūžis buvo toks. Ir jam, vienu žodžiu, jie labai blogai suaugo ir jis būtų visą laiką buvęs. Ir šlubavo už tai. Nesimatė taip, kaip jis iš pradžių buvo. Iš pradžių dar blogiau, jo? Ja, tai žinok, jis liepė jį iš naujo sulaužyti, didžiausius skausmus ir iš naujo jį subintuoti ir jisai sugrįžo. Tai va, iš jo tų visų tokių stebuklų. O šiaip Arvydas, jeigu ir kas matėt, rodė man kažkada ir slaidus savo, pieždavo tokius ar akvarelę, tokius ir surrealistinius piešinius. Labai daug jų buvo piešęs, kuris jos padėjo neaišku, bet slaidų tai buvo. Ant popierių. Slaidų buvo daug ir paskui jis sakė, ko tu nebepieši, sakė, aš jau įsipiešiau viską. Ir tada vat, jis galvojo, kad toj Kernavėj susipažino su Alekna, Alekna jis patiko ir galvojo ten, žinai, tų visokių pristatyti skulptūrų. Įkurs Amatų kaimą. Amatų. Ir tas Amatų kaimas buvo kažkas ale Sufijų jo to reiškia tokio toj posovietiniai ir vakarų erdvėj. Sufijus buvo Gurdžijevas, kuris ten buvo siejamas ir su Stalinu ir tokia buvo legenda, kad jisai gavo iš Stalino pinigų, Arvydas pats pasakojo. Ir Gurdžijevas. Gurdžijevas ir turėjo įkurti žmogaus institutą ir sukurti amžinybės eliksyrą. Ir dar aiškinama, kad gavo jisai pinigų ir galėjo nuvykti pas tibetiečių lamas. Ir kas nekeista, kaip ten labai Stalinas mėgdavo baliavoti, stalai būdavo nukraustyti, sueidavo jo tie draugai visi ir ten jie sėdėdavo su baime, kad nekeltų jokio įtarimo ir nebūtų kaip... Nesukeltų kokių tai minčių paranojų. Ja, ir jie ten buvo kaip išprotėję sėdėdavo su tuo. Ir paklausė, reiškia, to atstovo, kur yra tas eleksyras. Pasakė, nes jau jisai virš 60 metų buvo kažkas, o eleksyro nebuvo, tai sakė, jisai suto. Bet čia taip Arvydas pasakoja. Ir nuvertė tos stalus ir iš tiesų vieni aiškino, kad čia buvo visiškai blefas. Tai reiškia, mistika su visais tais eleksyrais, o nesenai aš aptikau internete, kad buvo sukurtas net miestelis alchemikų ir jie ten turėjo visokius sveikatos pratesimą ir eliksyrus ir technikas naudoti. Tai vis tik ten atrado, bet ten buvo griežtai saugoma ta paslaptis. Toks buvo profesorius Dorogovas, atrodo. Jeigu aš teisingai atsimenu, tai jis pasinaudojo prancūzų alchemikų receptų. Ten reikia naudoti ar tai varlės, ar rupūžės, distiliuoti, veterinarijos buvo jo specialistas, bet jisai grinai pagal tai. Ir jisai tą distiliatą apdirbinėjo įvairiai, darė bandymus ant gyvūnų, tobulino. Iš pradžių buvo pakankamai toksiškas tas eleksyras, po to
pavyko su kiaušinio baltymu ten tą toksiškumo elementą kažkaip tai eliminuoti, nuimti. Ir sprendžiant iš to, kad kai kurie vis tik ir pasinaudojo ir išgyveno, bet po to, kai jisai mirė, tas profesorius į jo namus atvažiavo, žodžiu, Berijos chebra ir visą tą jo archyvą Sunaikino, jo? Išsivežė. A, įsivežė. Taip, kad ir ten jis nepakliuvo į platų, kaip sakant, mokslinę tą. Ir taip ir neaišku, kur tie. Tai iš to laiko liko tik tai veterinarijoje tas ankstyvas preparatas ASD2. Dabar kai kurie vėžininkai vis tik tai dar iš tų laikų atsimena tos receptūras ir jie nusiperka tą veterinarinį preparatą ir pagal tam tikrą schemą, kai kam ten pavyksta šiek tiek pagerinti sveikatą. Bet tai buvo tik tai ankstyvas tos preparatas, o tai ta, kur jau išgryninta visą tą cheminę tas formulę, kur kristalinė buvo, jinai, kaip sakant, liko archyvuose NKVD. Na, tai tik nukrypom mes. Ne, tai dabar sugrįšiu. Arvydas pasakojo, kad jisai buvo labai perskaitęs. Jis buvo, atsimenat, galėdama iš Arvydo ir Kastanėdas gauti ir visokių. Bet išvietęs turėjo daug. Taip, iš tiesų Arvydas turėjo begalinę didelę biblioteką. Ir jis reikėjo jam pinigų, man atrodo. Ir fanatiškai kai kurios knygos net savo ranką perrašydavo. Taip. Ir jis rašydavo spausdintinėm. Ir pasekėjai buvo Šiaulių tokie, kurie garbino Arvydą, tai netgi buvo susitapatinę ir rašydavo didžiosiam raidėm. Ir tas visas kaimas maždaug visi dideliom raidėm rašėjo kaip Arvydas. Ir Arvydas perrašinėjo daugybę tų knygų ir jisai pasakojo, kad jisai buvo tokiam bute. Bet čia būdamas Azijoje tikriausiai. Ne Azijoje. Davė tą. Ne. Jisai buvo kažkokiam tai bute, ar Pitery, ar Maskvoje kažkurį laiką. Ir jis buvo, kur buvo ten mandalos visokios sukurtos, vienu žodžiu, įformintas tas būtas ir ten buvo visa tai geltona literatūra. Netgi buvo ta Roza Mira Andrėjeva, Danilo, kur 8 metus gaudavo. Tai buvo 11 tomų, bet jis ranka buvo perrašęs. Ir ten nuvažiuodavo stogas žmonėm. O jisai buvo tas labai tokio gražaus veido, jisai buvo tokios mistinės rusų ortodoksų iš kelių žmonių draugijos. Vienu žodžiu, iniciatorius ir labai gerai istoriją žinojęs ir buvo dailininkas ir rašytojas ir gavo turmos. Ir buvo išvežtas į Vladimirą Andrėjevą, Roza Mira, tos autorius. Ir jisai, žinok, parašinėdavo, kažkam duodavo, išneždavo ir jisai įeidavo, reiškia, į tuos astralinius laikus. Ir ta knyga buvo iš esmės uždrausta dėl to, kad Stalinas buvo joje. Stalinas Čiurlionis vienintelis iš peizažistų, kuris vienu žodžiu nusipelnė tokios garbės, kad jo, reiškia, tokio lygio buvo tie piešiniai, kad jie turėjo tą sakralinį atspindį aukštosiuose sferose. Ir jisai patekdavo į tos visus astralinius ir pasaulį gaubiančius pasaulius ir jisai tas istorijas atskirų tautų pasakodavo. Aišku, jisai buvo toks prorusiškas gana, bet papasakojęs buvo, kad Stalinas su Leninu buvo didieji kraugeriai ir net nupasakoja, kaip maitinasi, reiškia, tą energiją. Už tai tos knygos buvo labai... Energoinformacinių požiūrių viskas buvo. Nebuvo galima jų visiškai... vienu žodžiu, prie sovietų skaityti, jo. Vienu žodžiu, Arvydas buvo perskaitęs ir turėjo daugybę tų knygų ir paskui, man atrodo, jis jau buvo beveik viską, ką galėjo perskaityti. Kas buvo įmanoma. Tik aš nežinau, kaip jisai iš tas knygas, bet tikriausiai, kai ten visi bendravo. Išdalino turbūt visiems. Ne, man atrodo, kad jam reikėjo pinigų, jis pardavė, jis kažkada yra aiškinęs. Bet tas perrašytas tikrai negalėjo pardavinėti. Jis pasiliko tik kelias, nes jis man buvo davęs Rozą Mirą skaityti. Kad Angelė istorijos nuvažiavo. Bet Angelė nenuvažiavo, nes jis tuo momentu buvo išmintinga ir neskaitė. Pasidėjus sakė ant lentyną, su jais vis paklausdavo, kaip ten. Ne, aš paskui ją perskaičiu ir ne visą perskaičiu, jinai yra labai sudėtinga, bet aš supratau, kad aš galiu tą patį padaryti, žinai, ką man skaityti. Tai man, aišku, Čiurlionis ten sužadėjo ir aš tą Čiurlionį
Tai paskui Vatalė atnešė tą knygą, tai jis ten perskaitė. Dabar pailsėt galima.